Sveiki gerbėmieji, pagaliau baigėsi tie šalčiai, savaitę laiko kankina Lietuvą, ne šalnos kažkokios tai rytinės, o šalčiai, kada nuo 9 valandos vakaro iki praktiškai 8 valandos ryto nuo -1, kai kuriuose regionuose net ir -7 buvo, na šiandien Suvalkijoje iš ryto -4,5 užfiksuotas stotelės pati žemiausia temperatūra. Dabar 11 valanda ryto, iš ryto, žinoma, išvažiavus palikus kamerą pakrautą mašinui, batarkį net laikė, tai reikėjo palaukti, kol jinai pasikraus. Dabar mes turime 11 valandą ir dirvožemį turim tik tai 4 laipsnius, nors lauke jau iki 10 sušilo. Labai greitai anksti pavasarį startuojantis Pionieriaus PT315 hybridas, kuriam buvo per vieną karstą atiduota 300 litrų kaso su 30 kio sulfato, su huminėm ir folio rūgštim. Na, senosius lapus šiek tiek padegino, ne, rapsas matosi po -4,5 pasiraitas. Vienas purškimas jam buvo darytas. Kalis yra, boras, molibdenas, kiti mitybiniai komponentai, kartu pridėti amino rūgštis, pridėtas fizuladas, pridėtas ir kontaktinis insekticidas, mažuota kartu su kaisa. Labai gerai atlaikė šalčius, ne šalnas, o šalčius, jeigu pasižiūrėtume, tikrai galite atkreipti dėmesį ir savo galose, jeigu pietiniai Lietuvos daly esate ir jie anksčiau startavo, kaip jie pranešė, nes vis dėlto augalas tikrai aukštas ir centrinis žiedynas pakilęs panašiai apie 30 cm net, bet iškurėjimų augale nėra. Teko šiandieną matyti ir iškurėjusių rapsų, net ir tie, kurie buvo maitinti, vėl dirvožemio tipažas šalnos, kiek buvo laukia, kiek žemė yra lengvesnė, sunkesnė. Nėra labai baisus dalykas, tas toksai lengvas pakurėjimas, jeigu jisai nėra kiauras, svarbiausia mums yra senelių storis, tai ateinančią savaitę irgi važiuosime stipriai į žieminius rapsus su mitybiniais komponentais, bet šiandieną laida tokia bus, turbūt pravažiuosim net ne per vieną dieną, pravažiuosim nuo pietų Lietuvos, pravažiuosim iki tos pačios šiaurės, pasižiūrėti, kaip laukai atrodo ten, padalyvausim greičiausiai ir sėjoje, na, pakankamai toks ekspromtas. O dabar, kom galime pasidžiaugti, na, ateina tie šiltesni orai, ir galėsim pasidaryti darbus, augimo reguliavimai kviečiuose, vėl mitybos kontaktiniai sisteminiai insekticidai žieminiuose rapsuose, na, kur reikėjo tvarkytis pabiras ar žolės. Beveik visur susitvarkėme, na, bent jau 90 procentų laukų pasidarėm po vieną purškimą žieminiuose rapsuose. Apie 10, gal 15 procentų to nesuspėjo padaryti. Tai purkštuvai gedo, tai technika, tai su kasu labai ilgai laistė ir norėjo atiduoti tręšimą. Tai tikrai nebuvo blogas sprendimas, nes po kol kas žemelė tai visiškai sausa. Nėra lietaus, gal ten kažkur šiauriniuose regionuose kažkiek palaistė, bet palaistė ne visur ir ten tie 4-5 mm labai nekeičia situacijos. Savaitgalis, sėklos paruošimai darbai ir bulvės. Jau kiek nors pasodinot bulvę ar dar? Jo. Kiek jau pasodinot? 14-12 kažkas hektarų. O čia kas? Kažkoks grybas bandom išmest. O čia sertifikuota? Nu, tai sakykim. Čia vadinasi Sortexas, ne? Jo. Prieš sodinimą. Na jo. Sertifikuotos sėklos klausimai. Visko būna. Būna visko, bet jeigu tokį įkiši, tai po to viskas susidėlėtų? Ne, nu tai viskas, jinai, čia jau jokio, čia įsivaizduok pagrindinis stiebas, iš čia pagrindinis derlius ir jeigu šito nėra, tai va čia visur jau tos akys, nu, bereikšmės, plus neaišku, tas grybas nepapuls į tą augalą, kuris jau bus mano. Daug procentaliai tokių? Nežinau, nemažai. O dažnai būna? Dažnai. Iš užsienio sėkla yra iš visus kompromitavus. Jeigu bulvėse reiktų pasakyti 3 svarbiausius auginimo aspektus, kas svarbiausia? Sėkla, numeris 1, sėkloj virusai, dirvo švarumas, ta prasme, bakterijų ir grybų klausimų, kad kuo daugiau biologinių produktų, kad paskui galima būtų saugyklose švarę bulvę turėti. Nu ir nukasimas savalaikis. Žodžiu, daug reikalų su bulvė. Aš 15 metų, žinokit, pas jūsų bulvės atvažiuoju, vis tiek nieko nemokau, čia eitas. Tai tu blogas mokinys. Tai va, nu čia žinot, pakol kas mokytojas per daug moka. Tai va, bulvių sodinimas, dar ilgai čia.
Rugpjūčio 15 pastatyti žieminiai kviečiai, paprasta veislė. Artistas pasėtas. Pusantro, sakė, pusę metro iki kameros laikyti, nes šitas nezumina. Tai va, kol kas atrodo jis labai įdomiai. Rudenį 3 purškimai buvo, ne? Taip. 3 dar. Taip. Išsikrūmijimas, nežinau, 1 ar 2 paėmė. 1. 1 paimtas, 1, 2, 4, 5, 6, ne, nesimato, žinok, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Užteks tankumo. Palauk, sudėtingiausias variantas yra surasti, kuris yra centrinis, ne, kad stadiją pasižiūrėti. Visi centriniai. Ne, centriniai tie, kurie lieka daugiausiai šaknų. Ne, tai pas kitus yra tik tais dar po vieną šaknelę išleista, šitas nezumina. Iškropins po to, kai montuos. O centriniai su šitu momentu. 3 stiprus purškimai rudenį. Tai va, ir vėl augimo reguliatorius važiuos. Aišku, šalnos tikrai stabdė. Azotą atidavė visą, ne? Ja. Tai va, klausimas turbūt jam, kad dabar jau jį visą čia turbūt suversti šitokio ankstyvoj sėjoj. Tai 31 stadija, stiprus susikrūmijimas, 250 kaso migliniais ir truputėlį pasivilinti galiukai. O. Dar net ir matosi kažkiek tais laukia. Bus labai įdomu. Dalis po rapsų, dalis po žirnių. Tankumas, pažiūrėsim 32. Bet iššokimų kažkokių didelių nėra. Kažkokias vienas kitas tarpelis, o toksai. Gal kur žvėris koks koja padėjo. Eilę metų visada tokius gamybinius bandymus ankstyvose jos darom, bet tai visada, žinai, po 10, po 20 hektarų, o tada ūkininkai sako, o tai fainai, atrodo, pasižiūrėjo, kaip 3-4 kartus nuvažiavo praėjusią sezoną pasižiūrėti. Pabandysim, sako. Čia tokius laukus. Tai va, gamybiniai bandymai mums patinka, aišku, į didesnius plotus tik tai tada, kada atsirenki stipriai, kas vystosi ir kas pasiteisina, tai jų padarom pakankamai nemažai. Pasistengsim šiais metais ir su jumis jais pasidalinti vis daugiau. Šaknų sistema. Žieminių kviečių pasėlis. Aišku, viso bandymo idėja, ankstyvas kulimas, ankstyva sėja. Tam, kad pakeisti šiek tiek žieminius miežius. Nes nelabai su jais matematika gaunasi. Pažiūrėsim, kas gausi su kviečiais. Man patinka gamybiniai bandymai. Bet gamybiniai bandymai irgi tokie ne patys iš mažiausių. Vanderhavės Terapin Smart veislė. Aš nematęs jos. O jinai buvo laukuose anksčiau ar ne Lietuvoje? Nebuvo? Tai va, pakankamai didelis laukas. Pildomas sėjamoji kartu su startiniam trąšom. Sėjasi cukriniai runkeliai. Visokių tų sėjamųjų yra senos, geros, kurios labai įdomiai pakonstruotos. Priekį paspaudžia žemę, pakankamai agresyvus atvalymas, kad nuvalyti nuo cukrinio runkelio, kur sėsis svagutė, bet kokius ant žemės esančius tai ražienas ar kažkokias tai augalinės liekanas. Laukas buvo po posėlių, aišku, buvo pakankamai intensyviai dirbtas. Ratukas, išsėjimas, trąša, išvedžiota į tą pačią svagutę. Žodžiu, sukonstruotas įdomus reikalas. Šiais metais be skystų trąšų. Yra buvo, kad skystos trąšos pasidavinėjo priekį, tai su kasu šiek tiek yra tekę pasideginti. Sraigtasparnio 4. Dešimt hektarų iki šalia. Šitą realiai,
Nu, tu daugiau šešių negali paspausti, spausi daugiau šešis, žinai, čia gal šitoje vietoje viskas kaip ir tvarkoja. Bet tu čia klausyk, 2 kartus skutai? Čia su tuo karlingu leidai dabar ir po to važiavai su lėkštėm? Nes kartu 2 kartus su tuo karlingu? Bet, o gylis? iki 8 zonų. Nes mes kur su tempu, žinai, pernai žiūrėjom, tai tas, jeigu valuojasi, jeigu reikia, žinai, kažką tai taisyti, kur priestėje, tai viskas sakai, bet runkelių valavimo, o, aš tai bijau. Bet šitų savolais yra atsimeni kviečius, kai buvo šitai, kur galų, kai suvaluota, tada Taginas buvo pasėtas visą sezoną. Tai volai geras dalykas, kad šiandien ta pati diskusija, valuot papas ar nevaluot, žinai, skambina. Nu, realiai farakas. Mariampoliai tiesa iki 25 cm, žinai, gera žemė, net nesiklijuoja visiškai, tai čia dulkės kyla. Tai, nu, kol kas pavlaukai tai atrodo, žinai, pasėliai valio, bet drėgmės deficitas tai neįdomu. Čia, jo, čia durpė tai ne tas žodis, ne. Tai va, ir neišmesi laukas apie 67 hektarai berods. Ten žemė okei, ten kalniukas, kur važiavom prieš tai, vidury 6,7 hektaro durpyno. Nu ir kartais, ypač sausesniais metais, ne, kokią turim dabar situaciją, durpė labai dažnai atiduoda savo. Ir nieko tu jai nepasakysi. Vis tiek su jo reikia dirbti, aišku, kalkių pakankamai nemažai, šitą lauką irgi žemėlapiais. Tręšimas tiek fosforo, tiek kalių. Darbo čia irgi įdeda žmonės normaliai, bet ir derlingumas atitinkamai. Koks čia, kas čia gaunasi per gylis? Somai. 2 somai, ne? Tarpas 22,5 uždėjęs? 18? Tai 120? 120 tūkstančių. Daugiau pasiridena. Čia biškai didesnis tarpas negu 18. Jį pasiridena, žinai, vis tiek. Tai čia vis tiek gal biškai prilėtina į pabaigos. Gal. Prieš stabdydamas, žinai. Čia panašiai. Net jeigu durpė į 2,5 cm, tai žinai, o ten 1,5-2, tai viskas šito, žinai, lietaus nerodo. Šiaip jeigu rodytų lietaus po šito lauko sėjos, tai čia net ir konvizinius auginant, net klausimo nebūtų 1050 metametrono. Aišku, durpiai nieko labai fontanų nepadarytų dirvinis, bet likusiam lauke labai stipriai prilaikytų. Yra čia visą laiką ir balandas, visko čia būna po pirmų. Ir po posėlių pernai ne, gali būti kažkokių džiaugsmų. Tai metametronas valio būtų. Jeigu bus drėgmės, pakankamai dažnai naudojam ir konvizinėse. Va, toksai reiškinys, daug meilės, daug darbo įdėta prie jo konstravimo. Kiekvienais metais vis kažkas naujo. Tai atvalymas, tai ratukas, tai vėl kažkokia kitokia sistema. Fainai, patinka žmonės, kurie kūrė, daro ir pasiekia gerų rezultatų ir su tokiais veiksmais. Tas pats griovys nepasitaisė situacija. Kėdainių kraštas. Kiek buvo, tiek ir yra. Bet kitas momentas, jeigu atkreipsite dėmesį, vanduo nudaryta, kad bėgtų iš laukų. Elementariausias, paprasčiausias metodas, kaip galima pabandyti pakontroliuoti, kad jisai visiškai nepabėgtų. Labai lengva pirma mityba, kuri ten prisidėjo manganas, boras ir kontaktas. Važiavo, nes buvo pastebėtas pakankamai didelis antplūdis kenkėjų, tai taip ir nuvažiavo. Dabar šią savaitę jau rimtesnis purškimas. Galite atkreipti dėmesį, kad Kėdainiuose daugiau buvo pavirintų lapų, ne, kaip ir atsimenu pavasarį. Bet kur su fokusu pasėta, nu viskas čia gerai, gražu. Kas dabar bus daroma? Mityba, irgi kaip ir minėjau, kaip ir vienam lauke labai panašiai silicis, kalis yra, manganas, cinkas, varis, geležis pagal rapsų reikalavimo santykį. Fizulado labai maža norma, nu mano akimis. Ir gamybinė praktika pats geriausias, švelniausias, lengviausiai besimaišantis herbicidas žieminiuose rapsuose nuo pabirų. Ir jeigu nereikia kontroliuoti labai aktyviai augančios populiacijos, o tik tai ne kažkur tais pavienius žieminius kviečius, nes
kai kur rudeninio purškimo nebedarėm, nes lapai buvo uždengti ant antro ar trečio, nors galbūt būtų reikėję. Tai važiuosim su tokiu mišiniu, žinoma, boras, molibdenas irgi labai sėkmingai keliauja kartu su insekticidais. Tai va, čia baltų šaknelių šiek tiek mažiau negu Suvalkijoj, negu tose laukose, kur pirma mityba pasidarė, tokia stipresnė, bet nieko blogo, čia nėra toksai augalas užsikurs labai sparčiai. Tankumas kaip ir visada. Vieni sako rečiau geriau, kiti sako tankiau geriau. O čia galutiniam variantą visada parodo kombainas, kas pasiteisino būtent tais metais. Va. Čia lengvas pakurėjimas, ne centrinėje dalyje, kur mityba stipresnė nedaryta, matosi, aišku, vėl lauko savybė, lengvesnis dirvožemis. Ne viskas tie mitybiniam komponentam prisideda, bet kas atsimena tas šalnas ir šalčius, kurias turėjome pernai ir užpernai, ypač užpernai, tai tie laukai, kurie buvo patrešti, pamaitinti laiku visai kitai pernešė ir ne, tebūnė iš ryto nulenkia galvas, po to po pietų viskas su jais tvarkoj. Ko čia reikėtų? Trašų, viskas 178 veiklos medžiagos šitam žieminių rapsų berods yra atiduota. Per 3 kartus. Tas pats laukas ir ten galima sakyti, kas skiriasi. Skiriasi žieminių kviečių derlingumas pernai, kai Braitas šičia birėjo 2,5 tonos beveik daugiau negu Etana. Kas skiriasi rudenį? Po Braito didesnė šiaudų biomasė daug greičiau išlinto azoto deficitas žieminiuose rapsuose. Ten, kur po mažesnio derliaus Etanos, šiaudų masė mažesnė, išneštos maisto medžiagos iš dirvožemio irgi mažesnių santykių ir rudenyje geriau atrodo. Atvirai, geriau atrodo šiek tiek ir pavasarį. Tai ką derėtų įsivertinti, papildomas tręšimas azotiniam trašom žieminiam rapsui, nors ir kaip baisus. Bet su mūsų rudenimis nieko blogo šiame nematau. Mūsų žiemos irgi pakankamai įdomios, svarbiausia šaknis. Tikrai galite atkreipti dėmesį, kad iš karto vizualinis skirtumas matosi, realiai viskas taip pat daryti. Ir tas laukas šiek tiek geriau atrodo. Ir iš rudens susivystymas buvo mažumėlė kitoks. Bet čia labai gerai kombainas parodys. Pernai 2,5 skirtumas, pažiūrėsim pagal išnešimą, laukai visgi panašus kaip subirės. Tai vat, vienas, o gal net ir 2 purškimai žieminiuose rapsuose iki žydėjimo. Beveik visoje Lietuvoje, labai panaši situacija. Važiuojam pasižiūrėti, kaip rapsai atrodo šiaurės rytuose. Teoriškai turėtų pagal standartinį pavasarį atsilikti 8 ar 10 dienų. Na, dabar panašu, kad taip nebus. Irgi pionierius, PT 315. Butonas prisidaręs. Kyla į viršų. Nekyla taip labai stipriai. Kaip pietų Lietuvoje. Bet skirtumas, kol kas tik 2 dienas. Važiuojam šiaurę. Pats šalnas, žinai, buvo irgi tas purškimas pasidarytas kažkiek, bet čia šalčių gavo tai neveikiškai jisai. Kiek koks -6 turėjot, ne? Daugiausiai. Gal 7, man atrodo. 7, 8. Nu, va. Purškimas darytas prieš. Nuo tom šaknim apsipylęs. Bet aš jaučiu, žinai, kad irgi bus. Manau pasižiūrėti kaip. Ja, tai irgi yra momentas, kurios gavęs jisai. Ta šalna, jinai biškai į centrą padariusi šitų vietelėmis. Kai kur yra, žinok. Kai kur yra. Aš kelią kamerą. Atidaunu. Pikas irgi purkštas prieš. Kai buvo tos šiltos dienos, bus įdomu pamatyti, kaip čia viskas atrodys.
Ne, gaunasi, žinai, biškis stiebas lengvai pakorėjęs, kad ir kaip, žinai, viskas daryta. Nežinai, gavo 300 kaso, 200 sulfato, vienas purškimas. Žinok, kokiom 4-5 dienom tik tai nuo vidurio Lietuvos, žinai, šiaurės į tai atsilieka, kas labai keista, net pagal augimą, žinai, dažniausiai būna 10-12 dienų. Tai, bet čia šalčiai didesni buvo ir yra to pakorėjimo daugiau, stiebe centriniam. Aišku, dabar temperatūros kyla, truputėlį drėgmės gavo, čia drėgniau, kad negu vidurio Lietuvoje, žemė sunki, bet vis tiek šią savaitę važiuosim juos truputėlį pasigaivinti, žiūrėsim pasikenkėjais. Algegaliai šalna 100 metrų, jinai purkšta prieš, tai čia ketvirtadienį, kai buvo ta šilčiausia diena ir turėjo dar 2 dienas iki šalnos, tai matosi, lipikas jau pradeda iš centro šiek tiek šviesėti. Trečiadienį purškimas buvo, ne? Tai jo, tai 2 dienas turėjo iki šalnos, tai matosi nušlaitės, matosi ant trelės jau, kad tokia sukritus jinai. Ant Ramūnas dar nelabai, ant mažesnio lipiko jau matosi iš centro. Irgi ir ant Algegalės geriausiai matosi. Tai už savaitės ar šilto orų, tai tada ir sukris, žinai, viskas tada ir matysis, kaip ten kas atrodo. Šoniniai po biškį pradeda irgi kilti. Centras čia dar pridarytas, va, žinai, vidur Lietuvoje šitą patį veislį jau butonai, va, šitaip stovi. Ir kai 15 cm aukštesnė, čia pas jūs dar viskas, žinai, tokioj. Biškį mažesniai stadijai pernešinio to šalčius, nes čia jų buvo ženkliai daugiau. Kas ko šitą, kokį kurva tretesnis įdomu modelį biškį pasižiūrėt. Kaip jisai. Nežinau, kur tas. Nežinau, čia šiais metais pasižiūrėsim, kaip visada. Yra, kur labai išsiretinom, kur sutempus jam ir po 25 augalus į kvadratą, žinai, pasėta. Tai aišku, dirbim turim. Čia sėti 37, man atrodo. Ir panašiai tiek ir yra. Vietom, kur gal biškį rečiau. Na, tai. Iš rudens buvo. -8. Vis tiek turi žavės. Nieko. Paremontuos. Labai įdomi, matosi, žinai, pavyzdžiui, čia vėl žemė biškį sunkesnė. Čia ir apsas vienaip atrodo. Čia irgi, čia jau ir ant Ramūnės matosi, žinai, kad parvetas biškį gal geriau suveikas jau. Nutiko, bet labai įdomi, žinai, ten apačioj durpinėlis. Žinai, kas tos mašinas gal apsiraus, ne? Čia nėra tokia sunki. Apsiraus koks sunki. Nedidukas. Apsiraus, ne? Na. Ir jisai po -8 ir kelias naktis atrodo. Va. Nebaisiai, tai? Vos yra tas lengvas pakurėjimas, einam iki durpyno. Einam iki durpinėlio pasižiūrėti. To vietu. Einam. Didesnis. Žinau, mes savo kurį. Neaišku net kurį. Pažiūrėsim, ar jisai gavo per kepurę durpį labiau ar mažiau. Jis vis tiek slenys. Vos, daugiau. Bet nieko baisaus čia šitas momentas. Nėra didelės tragedijos, neįmanoma. Taip, kad 5 naktį šalčių iki minuso baisulinio praeitų nepastebėtų. Trausim ar ne? Daug. Durpį įsirauna, prastai. Atsigaus tokie mečiai tam, atsigaus tikrai. Nebuvo jie baisiai pakilę.
Visai. Yra, žinau, nu nepraeis nepastebėtas, nu palauk, -8. Tai pietų Lietuvoje, aišku, rapsas didesnis, -5 turėjo ir irgi tokių yra pakorėjimų. Tai čia -8 ir tas -8 buvo kelias naktis. Bet jeigu durpynai atstovėjo, tai... Jeigu durpynai atstovėjo, tai atstovės likusius abus tikrai pakankamai normalu. Štai vėl, ką čia rodo? Šalčiausia temperatūra -6. -6, ne? 2 metrų. 2 metrų aukštį. Jo, 20 centimetrų. Centimetrų irgi, ne? -6. Jo. 6,5. Tai -6,5 ir buvo 5 naktis iš eilės? Gut. Čia pagrindinė diskusija. Matėte ir prieš tai rodžiau žemėlapį, kur šitas vienas iš geriausių laukų, mes čia diskutavom. Žiūrėk, parodysiu laukas. Irgi šitoj pusėje, va, laukas. Vienas iš derlingiausių ūkio laukų. Ir šitoj vietoj. Ir tikrai, ten pavasarį atvažiuoja kviečiai, baisiai atrodo, nuvažiuoja su kombainu geriausias rezultatas. Tai pH viskas tvarkoja išskyrus vieną vietą. Čia 21, žinai. Ten magnis perteklius absoliutus. Ai, čia pasakyti, ne? Jo, magnis perteklius absoliutus. Fosforas tokioj grupė. Nu, kažkiek nusilopavęs tas laukas, taip atrodo pagal tyrimus, kad viskas ragas, žinai. 400 metų. Ir kiekvienais metais kombainas ten skirtingus parametrus rodo. Tai, tręšia tikrai daro, žinai, bet realiai mes visi turbūt buvom susimažinę dabar 2-3 metus, pas mus tręšimas koks buvo. Pas jūs taip, pas jūs biškai gal kitaip, ne, ten buvo ir trąšas žiūrėti, ir mėšlas, bet daug kur tai buvo 100 pam, 10-6 plus 2 seros. Nu tai visi, nieks nevarė pagal tuos momentus, trąšų kainos ir viskas, bet lygintis reikia. Tai jeigu derliaus žemėlapis sutampa su dirvožemio žemėlapiu, tai reikia galvoti, jeigu priešingai rodo, tai tada įdomu. Klausimas, ne? Klausimas. Bet čia jau skutam ir susijam su fokusu. Tai tą lauko dalį visą, kur nebuvo šito džiaugsmo, manau, kad tik vieno užteks pilnai susitvarkysi pravažiavęs. Jeigu tu leisi, tik tai žinai, net drėgmės, tai čia nėra, tai fontanai šitam lauke. Čia skutam ir sėjam praktiškai tos pačios dienos intervalus. Tai galim šiandien sėti. Šičia? Jo? Bet tai jo, bet tu žiūrėk, kad ten arba ten va, pakrašys, va, pakrašys. Ne, tai kur? Anapusė turbūt? Ten tai Einame anapusę pasižiūrėti. Taigi mes va, irgi priskabinus. Balandžio 1 glifosfuota. Ir rapsas tik vos, sako, labai sunkiai suveikusi chemija, sako, kažkaip nesimato. Tik tai 5 šalmas, -8. taigi, žydrūnai, aš galiu tada 8 suskūti. Jeigu priskabinai. Bet tai kur, čia gautasi, kad viena kryptim važiuota, ne? 2 kartus išilgai tą pačią kryptim. O čia? O va tenais ir taip, žinai. Bet pasukant po 15 į šonus? Ne, čia po 9 du kartus. 2 kartus po 9. Čia nelengvas. Po 9 du kartus. A paskui buvo kitas 5 laipsnius. Ne, nereikia čia prieš fokusą, žinai, 2 kartus tai tikrai nereikia skustis. Bet 10 tonų gerai. Jo. 3 dienas ir trauk. Bet tai čia galima važiuoti sėti dabar. Taip. Dabar. Tai pabaigti tą lauką skustis ir galima važiuoti čia, sėti prisileidinė. Jeigu viskas nukasuota, rapsą trečiadienį, kokį ir ketvirtadienį. Gut. Nieko nedaryti. Tai labai gerai. Čia nieks nedaryta dar kol kas, ne? Nu prašau. Nu čia azotas visas atiduota. Ir viskas. Labai įdomi šitą veiklą. Šiaip amazonitas irgi girdėjau. Daug visai gerų atsiliepimų, ne? Nu sakė, kad ne. Sakė, kad tikrai yra chebra, kur pakolių šaikiuose aš juos mačiau, žinai. Net visai nieko. Nu, šitą vietoj. Tas pats, plus minus panašiai. Čia gal mažiau biškelį. Šitą vietą laukas skirtingas. Čia kas įdomiausia, kokio aukščio kugelis buvo rudenį? 5 tonų. 5. Buvo ir 7. Ne, bet vidurkis buvo apie 3-5 tonų. Bet žinai, kas labai įdomiai atrodo, irgi, žinai, sėtas su fokusu, pažiūrėsim, kaip anam lauke. Kaip anam lauke atrodys. Sėtas su fokusu, viskas žiūri fainai. Tik tai kaklelis.
Šitą mokę labai šoko į viršų. O kažkur sniego pažala. Nu čia, blemba, jinai labai greit startavo. Ir čia viena iš pirmesnių sėjų, man atrodo. Čia po pūdymo, nu tai nėra ko norėti, žinai. Tai po pūdymo ir šovė, ir sukrito dar, ir kaklelis. Bet šiaip, nu atrodo, tai labai įdomu šis metais. Nu, kai tokie dalykai pražiemoja, šiemet mačiau 12 semokų gelbės pražiemojas. Ir šita jinai nėra tokia ankstyva. Jinai iš čia pakilus. Jinai tipo labai sunkiai išrūdinė. Ne, taip pasakiau, iš pavasario sunkiai. Nežinau, kol kas tai viskas gerai. Tankumas didelis čia tik labai gaunas. Ne, toksai vietom atrodo. Bus labai įdomu pažiūrėti. Bet čia važiavot su antrą ar ne? Šitam ne? Šitam nieko nebuvo. Tik tai išlipi lauką iškart. O korvetas purkštas? Kada? Jo. Trečiadienį ar antradienį prieš to šalnas. Žvagelė jau baisė. Korvetas purkštas. 0, balandžio 3. Tai čia tokia buvo. Tai visur korvetas. Ja, aš šiandien atsimenu. Jo, ketvirtadienis šiandien. Pati šilčiausia diena. Pati šilčiausia diena. Lapai nepabars. Ne, tai biškai žinai matosi, kur nuo kaso. O kaso palauk, 300. 270. Šitas laukas mažiau gavo. 2,7 žinai. Plus 30 jos užpato ar 2,7 bendro? 300 bendro, tai taip ir turėjo būti. Na, šitas pavasaris kol kas, nu, kad ir sausas atrodo, bet atsimeni 19 žydėjimo metu rapsai išsibarstėm sulfatą anksčiau, tokioj stadijai, ir jisai ištirpo žydėjimo metu. Tai tada labai... Kažkaip purškiau jau kasų buvo. Korveto 08. 0,8. Ramunė tokia, tai realiai turėjo tik tai 2-3 dienas vegetacijos aktyvesnės. A čia žliugė, ne? Ne, čia našla. O jam ar ne? A, ne. Apdaužė našlaitė, žinau, tikrai. Bet svarbiausia, tai va, labai matosi ant ramunės jau, tai va tik 3 dienos ir po 0,8 matosi labai gražiai. Ir čia jau savaitės jau bus kitų viskas. Nes tiesiog yra labai fainai. Pirmas susijimas pasižiūrėti. Ne. Ne, korvetas žliugas neįmas. Žliugas, žinai, rapsuose tik tai metaforas, rudenį. Bet už tai žliugas laukuose po metaforą nematyt. O kad su korvetu reikia kai kur paremontuoti nuo 8, nieko nepadarysi. O čia veislė? Pionieris korvetas, čia, žinai, kaip čia būna. Labą dieną, ar sėklos pionierius turit? Turim, o tai kurios, tai daug jų yra. Čia būna toks klausimas. Dirba tavo, kad parduoda tas geriausias žino. Ne, kas augina tas geriausias žino, žinai, ypač jeigu turi svarstyklės, tai tada viskas tvarko. Bet kaip keičiasi dirvožemis irgi, žinai. Ten sunkesnė, mažesnis čia ateini. Kad matai, čia dabar nežiūrėk, matai, šitas uodega tai sėpa. Kitur. Pirmai vietoje. Tai galų laukia. Sagalų. Gerai. Pelių. Aišku, pelių. Bet kas svarbiausia, žinai, skustas su lėkštėm, su fokusu, bet yra pelių. Žinai, sausa buvo, pernai kai pelėsiu toj pusė nerasi nieko, jos visos paskendusios buvo. O dabar sausa šilta žiema privaryta yra. Žalos nebus. Ne, nu tiek tai ne, nautilė būdavo tokių, žinai, kirpelės nusinės, ypač Čekijoj. Kai teko pabuvoti tose pačiose Lenkose, šakiuose labai normaliai, žinai, ten po 1,5 hektaro. Tokia stulpų statą, kad stulpų. Jo, visokių klausimų, tai matyti. Šitą vietą užmės piškelį. Iš standartų. Bet čia taip, kiek augalų? Skaičiavot ar ne? Nebijoja mes mažinti kažkaip tai, ne? Čiagi buvo pats pirmas laukas, kai reguliavom, čia su žydrūnų, jie 2 dienas reguliavom. Kaip ten? Man irgi. Tai 39. Ne, nu ten kur, bet žinai, aš visada turiu tą Bet diskusiją. žinokit, dabar dar gali būti kilnota, blogai mes sustavom dar gal. Ne? Ne, kad panašiai vis. Ne, jau tiesiai vilka, gal ir tiesiai.
Bet čia... A kažkur 96 mes nesėjomės? Šiemet džemo? Ne. Čia daugiau gal. Šitas pakėlęs. Panašiai visur, žinau. Panašiai. Čia, žinok, su šalna. Marijampolėj, pradėdamas, žinai, važiuot vakar, pradėjau žiūrėti, žinai, radau vienas laukas be, kitas laukas su, žinai. Bet jie gal mažiau Ir turėjo. čia panašiai. Veislės. Bet va, matai, kas ir gaunasi. Kaip tiek daug sėjai. Vienas rapsas, teoriškai, ir fokuso tas suputimas. Va, tarpas. Taip. Tarpas nėra augalų ir tada jisai padeda 3. Nu, tai va, pavyzdžiui, tempo ar maestro saja, ką dabar daug kas daro šitoje vietoje, tai yra tikslus įsėjimas, sėjam 25, 27, nu maks 30, su kem 5 tarpuiliais. Ir jisai tiksliai išdėlioja kaip runkelinė, žinai. Kas 18, kas 2 semus, kaip pasidarys, žinai. Pliusas šitoje vietoje yra, minusas, kad Bokašo čia atvažiavo ekspertas, rado rudenį 20 augalų, sako, nedrausim. Rapsas stovi bombinį, žinai, sako, trūksta, turi būti 25. Tai aišku, jokiais, žinai, po to reikėjo peržiūrėti. Bet gerai, šaknis šičia užsikūrėsi. Tai korvetas su metyba, šičia suvažiavęs ir su kontaktiniu insekticiju. Ką esu? Nu, šitas... Yra, va, tokie. Šito tikrai po šitų šalčių yra. Tai įsivaizduok, Marijampolė jisai, va, plus 25 cemai ir jisai gavo 4,5-5, žinai. Tai pagal dirvožėmis, pagal upus. Bet susidar. Šią savaitę ateinančią. Jo, pavarytą. Ateinančią savaitę pasidarom dar vieną purškimą ir vaišim kiaušinį. O čia herbicidinė tematika bus truputėlį kitokia. Aišku, einant į lauką vidurį mažėja, rudenį su diskilteriu susitvarkyta, bet šita masyve yra miglės, snieguolės. Dėl to, kol miglė tokia mažytė, eis incelo. Incelo ir tokio dydžio snieguolės labai gražiai rinko. Porą metų teko stebėti miglės, kurios šluotelį neišmetusios renka beveik 100% kviečiuose. Jokios problemos nėra. Brodvėjus jisai tokias mažytas miglės irgi renka, bet kažkaip tais važiuoti su peroksilamu, tokių mažesnių irgi dar didelio noro nėra, o su incelo difilfonikanas dar va, vykstančias irgi matosi, kad renka. Kažkur vienas kitas lapikas pašokiuose nebus, bet vien dėl miglės greičiausiai su incelo reiks prasivažiuoti. Bet taip įrodė, kad kažkur tais nuo pietų pradės lysti saulė, va, tas debesėlis jisai nukeliauja ir viskas. Ir tada, va, kaip keičiasi, ne? Po Latvijų vaizdas. Viskas buvo nuskūsta. Elniai nuvalę buvo tvarkingai, ne? Visiškai nuvalė buvo. Plikas. Bet žiūrėk, jau matosi eilutės, Čia bus kaip vištagerkli tada, žinai, kur nieko. Nu, tikėkime, bus geriau negu buvo vištagerkli, taip sakyk. Jo, dabar jau slindavo. Klausyk. Ne, tai bet užtat pažiūrėk kaip atrašta. Tvarkingai. Bet tu žiūrėk, dar išnuvinus, kad... Tai yra šviežiai nukastų, bet tu pažiūrėk, viskas nuvalyta, ne? 100%, visi. 100%. O veislė? 96. Oi, tai šitas jisai, žinai, astravo mašinai palikau. Šitas regeneracija turi labai neblogą. Galim škelį pafilmuot šitoje vietoje. Na, žinai. Viskas nukasta. Bet buvo dideli augalai, tai iš rudens pagal šaknį žiūriu, žinai, kad ta šaknis tokia, žinai, buvo per pirštą kugelis, nu jo, buvo užaugę. Nieko, žinok, sveika šaknis. Potencialo, žinai, vis tiek ten kokią tonytę pusantros numesta, nieko nepadarysi, kai taip 100% nuvalyta, bet iš tokių įmanoma dar. Nes tankumas tai tolygus, nu ką, nu nebus centrinių žedynų, ką padarysi, užtat pažiūrėk kaip atrešt. Kur dėsi koją čia pas tave? Granuliuotų iškart pabarstyta normaliai. Kokie 500 kg, gal nelabai tolygiai, tik tai paskleista. Kitiem metam bus gerai. Ir čia o prieš kiek laiko čia korvetą purškiai? Ketvirtadienį prieš šalnas. Ketvirtadienis prieš šalnas ant Ramūnės jau matosi. 0,8? Litras, ne?
Ramūnas ir su kiekvieną dieną vežiau. Nu jo, Ramūnėlės, žinai, jisai dar skelbimas būtų, bet kai nuvalytas. Čia va smėliukė daugiau. Ten molis sunkesnė, bet nieko, viskas gučias tom magutom. Nu jisai mažiukas, pasižiūrė. Jo centrinis po 6, o tik tai va, žiūrėk, paslėpus straublius, o. Nepritraukė šitą. Paslėpus straublius, matai, centre. Pirmam gale. Paimtam. Taip, kad šita tema po šitų šalčių 2 dienos ir vėl bus labai aktuali. Taip. Ypač tystant. Bet jisai va, niekiek nepaaugęs virš. Kiek čia jisai pakilęs? Nieko, ne. Pasėtas 10. 9, 9 žinok, ten, rugpjūčio. jo, 8, 9 kažkas tokios dienos ten. Ir dabar gavęs mitybą ir korvetą. Ar šitas laukas be Mitybos korveto? negavęs. Šitas tik su korveto Tai gavo? korvetas. Tik korvetą gavo. Šitas insekticidas. Va. O čia nukastas. Atauks, ne, iš tokios šaknies. Manau, kad atauks tikrai. Pernai buvo labiau, Pernai buvo labiau net nuvalgyti ir buvo labai daug nušutusių šitoje vietoje. Tai jis taip kukliai kol kas atrodo, bet šiaip kiekvieną augalą, kurį pasižiūrėsi, žinai. Ne, čia žinok, čia nebent kokią vieną dieną gali būti. Irgi, ne? Ne, čia anksčiau. Rugpjūčio pradžiai 3.15? Ne. Žinok, mes ėjom kartu tą, tai čia bus vieną dieną ir tą ėjom, tai tik sakau, vieną dieną skirtumas gali. Bet klausyk, jau randu. Klausyk, antra šilta diena ir jau randu. Šito džiaugsmelio vaikščianti vėl. Tai čia po 3-4 dienų, žinai, nebus tas momentas, kad turėsim antrą bangą ir vėl prieš Velykas ar per Velykas ten šeštadienį, sekmadienį reikės. Kastuvą reikia čia neišrausti. Ten biškai sunkesnė. Tai vietoj neišrausti. Turi? Žemėlė. Žiūrim vieną, kur biškai retesnis augalas. Galėtume pasilyginti. Pasėtą. Iš retesnės pusės ir vieną, kur tankesnis. Vieno net neišeis čia. Turi. Nu irgi fokuso tas pats variantas. Ne, žiūrėk, čia iš vis. Čia šitas iš vieno be centro, iš rudens. 4 centrai. Keturi centriniai, ne? Gerai. Šitas vis tiek turėtų būti biškai bus pakorėtas. Va. Nieko tragiško. Tai minusiukas nepraėjo. Bet nebaisi. Va, 2 dienos ir jau sultis bėga. Ir dabar turbūt jau pakilo apie 15, ne? Saulė išlindo iš karto. Šilta. Ne, bus kaip vakar, žinok, tas temperatūros kilimas bus visai ne dienom, o valandom. Čia kai netyčia broliai du susitarė ir nuvažiuoja vienas su salietra sulfatu, kitas su kastu tą pačią dieną. Gerai, kad ne 2 kartus ant to pačią. Jo, nu bet tai gerai, nu taip ir gaunasi tokie, žinai, gamybiniai bandymai. 100 pamiklios jau atiduoti šituose kalnuose azoto. Nu gerai, ne visose, bet įdomu bus pamatyti. Miškai palaikyk, jeigu gali, sužiūrim. Aš nors ką nors jau pradėsim. Čia filmuoji, ne? Jo, filmuoju. Ar pradėjęs ką nors imti ar ne? Sliepkevičius. Po 3 pasikurmijas. Bet drėgmės dar čia ir, na aišku, tas molis drėgmės yra, bet nėra taip jau drastiškai. Nėra stebuklų. Ne, tai dabar atšyla. Tik dabar jisai pradės normaliai tą azotą. Nudant šitą šaknų nėra. Nu tai kiek jisai čia tos vegetacijos turėjo, žinai, sunkiau, žinai, kur lengvesnė žemė, tai tų šaknų daugiau. Nu azoto jisai gavęs jam, o kam jam augti, klausyk, azotas prie šaknų, tiek prie varvolių atspiria startui. Filmuoja, nematau. Filmuoja, viskas tarkoja, raudonai mirksi. Startui privarvolinti to azoto, nu jo, įdomus. Bet gal ir gerai, nu klausyk, jeigu nebus šitoje vietoje daugiau drėgmės, tai tas didesnis azoto atidavimas pasiteisina. Atsimeni 19 metų bajerį, kai sulfatai subarstėm ir apsė ištirpo žydėjimo vidury. Taip.
Nu, tai tikėkimės ne tas scenarius. Tik žalių dar kartais labai protingai. Ne, tai su žolėmis kas valiau irgi. Kol kas. Žmonės graužės, kad kažką rūdė. Nu jau, žinok, ten nenupurškiu tik tai vieno kito lauko. Oi, tikrai nei vieną gabalą nenuspuršė. Šičia? Ar šitas? Šitas, va, ne? 5-7 Šičia. ir Bet vasmėliškai. nėra taip drastiškai, žinai, čia aišku, fosforo šitoje vietoje. Bet seniau Dabar augdavo, dabar Kalis. visiškai nuvažiavo. Magnio, okei. Nu, bet realiai, 5-7, tai čia dar turėtų būti tas pakankamai normalus pH-as, bet nu visiškai identiškai atitinka su šitas lopas su tyrimu šitoje vietoje. Nieko, kalkės prieš kviečius. Mėšlas, žodžiu, iškratytas visas, kuris reikia, kad iškratytas būtų, ne? Kiekis istorija nutyli šitoje vietoje. Bet čia jūs įsivaizduokit, koks rebusas bus daromas. Su emzūriu pasėti miežiai. Kokį gilį taikiai? Sakytum gilis, va. Emzūrio tematika, miežiai pasėti 3,5, kai kur 4,5. Bet gamybiškai noras yra pasėti su cirusu ant viršaus dobilus. Nu ir neišeis kokybiškai padaryti, nes cirusas pro čia pravažiavęs, jisai iš tų 4 ar 3,5 padarys 6 cm. Tai arba miežis nesikrūmys. Norma irgi nelabai mondriai. Čia reikia, žinai, savaryti ir pabandyti, pasižiūrėti pos gylis. Nu, bet pats įsivaizduok, tu tiesiai nepasėsi, nes neiškopijuos. Tu suksi 45 laipsnių kampu. Nu, arba 25, ne taip drastiškai. Ir jisai tau visą šitą užvers. Mamzūris nuo čia gilis matuojasi. Gausi dar 2,5-3 cm. 7 cm krūmimas mazgas nuo fontanų. Tai pabandyti galima, bet jeigu yra galimybė keisti čia dobilus. Tada bus miežis. O jeigu vėliau sėti dobilus? Kada? Vėlinsėje, kai jau bus, tai miežiai bus išlindęs. Bet tai tada ką bandyti, tipo su akėčiom bandyti šitoje vietoje, bet jeigu nebus drėgmės, tai tada iš irgi ne fontanų. Nes, nežinau, sąžiningai, gal kas nors, nežinau, pakomentuos iš kitų ūkininkų, gal yra bandęs. Nu, gyvenime nebandžiau pasėti su vasariniu su emzūriu ir tada įseinėti dobelų. Nu, bet tai, kaip sako, iš gamybos, tai pasibando, ne, truputėlį. Ne, tai jeigu čia, kai žiūri 3 cm, tai dar, bet žinai, jeigu ten kur lengvesnį, kokius 4,5 įkišo, nu, tu pats įsivaizduok. Vat, ir variantas, apie kurį šnekėjom, jau kelis kartus. Posėlis, mišinys, nuglifosuota, prieš savaitėlę. Ir tiesiai su rapidu, nieko nedarius pupas. Lygiai tokį patį variantą darėm praėjusiais metais. Čia šiek tiek vėliau sėtas posėlis, ten kitoj pusėj jis ženkliai didesnis, ir turbūt trigubai didesnis negu čia kitose vietose. Pasižiūrim, kaip sėjasi. Tu nelygumų, žinai, gaunasi ir vietą. Na, normaliai dabar gaunasi 5 cm kažkur. Tai labai gerai, šlapia žemė čia. Va. Giliai dabar. Labai gerai, 5 cm. Puikiai. Bet nedaug dadėjai tų skalės tiek. Tai gerai, nu tai bet 5 cm, viskas, 5 cm, taip sakant, tokia dvasia ir sėjam. Tai čia kaip puskis, kai bus pilna, žinok, da bus centimetrų pusantro giliau. Centimetrų pusantro giliau, ne? Bet sėklos tai smulkios pakankamai, ne? Ne, normalu, pasimė. Pernai buvo mažesnė. 55 augalai kvadratą. Pernai buvo mažiau. Buvo 4,7 gal, šiemet 5. 12 hektarų lieka šiandien. Kiek panašiai hektarų? Gaunasi per valandą? Amžinas klausimas. Tankesnis rapsas ar retesnis rapsas? Ta pati sėjos diena ir saulės matymas ir maisto medžiagos bei konkurencija.